Lietuviai labai pedantiški žmonės. Kodėl? Nes mes taip mėgstam viską tvarkingai sudėti į lentynėles, net ir patys save. Tie lietuviai iš provincijos, kur į Turkijas ir Egiptus važinėja ir nuolat ploja lėktuvui nusileidus. Tie Amerikos lietuviai, tai amžinai su tai savo gintariniais karoliais ir tarpukario žodynu. Tie lietuviai iš Anglijos grįžta vasarą ir Palangoje išperka visus karštus čeburekus ir šaltą alų. Bet tai gal gana? Gal užtenka galvoti, kad mano lietuvybė yra pati teisingiausia ir tikriausia. Esame viena tauta. Tiesiog lietuvių bendruomenė, nesvarbu, ar gimėm Rietave ar Melburne. Sakau tau labas, lietuvi. Taip tau, kuris po 5 metų ramenų dietos ieškai burokėlių Singapūre. Ir tau, kuris tik iš prosenelių pasakojimų girdėjo apie lietuvišką žiemą kaime. Sakau labas jums visiems, lietuviai, kurių širdyje šiuo metu kažkas suvirpėja. Kad ir kiek stengiamės būti savais svetur, lietuvybė vis tiek prasimuša. Pirmiausia, pradedam ieškoti juodos duonos. Tada per Euroviziją balsuojam už savus, o galiausiai jau visi kartu. Kas restorane Milane, kas su kaimynais kieme Pašilaičiuose, visame pasaulyje vienu metu giedame tautišką giesmę. 2018-aisiais vyks nepaprastas vakarėlis. Mūsų trispalviai Lietuvai bus net 100 metų. Internete sukūrėme tokią platformą, kur kiekvienas galime. Ką čia galime? Tokią progą tiesiog privalome pasižymėti ir pakviesti visus pasaulio lietuvius 2018 Liepos 6 dieną giedoti 100-mečio tautišką giesmę. Serveriai pasiruošę atlaikyti bent 4 milijonų chorą. Tai pagaliau sužinosim, kiek mūsų yra iš tikrųjų. Ir nesvarbu mūsų koordinatės. Vienas nuo kito visada būsime vos vieno kliko atstumu. Tegul tai būna pirmas žingsnis į skaitmeninę Lietuvą be sienų, kur nėra pusiau lietuvių ar išeivių, kur Lietuva tai bendruomenė, kurią vienyje ne vytis ant paso, o tikras žmogiškas ryšys. Gal jau metas išmesti žodžius iš tos dainos ir gimtadienio progą atskleisti Lietuvai. Kiek ten jos vaikų eina vien takais dorybės. Jungiamės. 4milijonai.lt